norėčiau pakalbėti apie kelis daiktus, kas grįž, ateis ir yra pakeista mano channel'e. Tai pradedam. Pirmasis daiktas, tai kad aš turėsiu specialų laiką, kada kelsiu video. Tai bus penktadienis, šeštadienis ir sekmadienis. Gal sekmadienis, ne visada. Tai yra pirmas daiktas. Antras daiktas, ateis naujas žaidimas į mano channelą. Ir tas žaidimas yra daugelį žmonių ir jis yra šaudymo. Tai jo, jeigu jums nepatinka tas, tada nežiūrėkit jų. Tai tas žaidimas yra Fortnite'as. Taip, į mano channelą ateis Fortnite'as, bus Minecraft'as ir bus Roblox'as. Jis ne visada bus Fortnite'as, nes aš noriu priprasti. Tai dar man į mano channelą grįž, kaip keista sakyti, bičiulis. Taip, tas čiuvelis, kuris žaidžia su manim visada Roblox'e. Jis grįž, jis nebus kiekviena mano video, bet jis bus. Jis atėjo, nes jis buvo geras draugas man, bet paskui jis tapo kitoks ir mes nebekalbėjom. Jo. Bet dabar jis vėl pasikeitė ir aš jam leisiu dar vieną šansą grįžti į mano YouTube'ą. Jis apsidžiaugė, kada išgirdo tai. Jo. Paskui kitas daiktas, aš daugiau editinsiu savo video ir jo, aš editinsiu, bus tas dienas, kur aš jau sakiau, penktadienį, šeštadienį, sekmadienį, bus ta. Aš norėjau prisijungti Fortnite'ą pabandyti, nes daugelis tų iškirpsim. Tai daugelis žmonių žaidžia tokius, tokie jau suaugę vaikai, jie visada žaidžia tokius žaidimus, kur šaudos, tipo tokius. Ir aš norėčiau pažiūrėti, ar jums patiks. Tai yra visi tie, jeigu tai mes pratęsim visus video, tai kitas video, čia yra paskutinis video, kuris išeis ne sekmadienį ir ne vienas iš tų dienų, kur aš filmuosiu, čia yra vienintelis. Jeigu jūs norite ir mes vis dar tai vienas iš mano draugų, tai aš nefilmavau tiek ilgai, ne dėl to, kad man buvo ta liūdna, ne dėl to, kad aš negalėjau. Mano kompiuterį buvo kažkas ir aš turėjau jį visą perkrauti ir su to perkrovimu įsitrynė kiekvienas, ir aš sakau, kiekvienas mano žaidimas, programa ir ta. Aš turėjau viską vėl persiųsti ir ta. Tai paskui atėjo mano draugas, jis man atsiuntė svarbiausias programas, kurias ir man reikia, kad aš YouTubinčiau. Tai jo, jis irgi yra YouTuberis, jo channelas yra va čia, jo channelo pavadinimas Kremdi. Prašyčiau pasubscribinti ir jo. Tai
čia yra tokie mano pakeitimai. Ateis Fortnite'as, mano tas bičiulis, čia yra pagrindiniai. Paskui, jeigu jūs norit mažų, tai aš pakeičiau savo channelo vardą. Taip, aš pakeičiau savo channelo vardą nuo Dark Thunder į Dark Thunder LT. Aš galvoju, kad šitas pakeitimas jis pakeis tai, kad žmonės, man atrodo, daugelis lietuvių, jie tiesiog ateina ir žiūri YouTube'ą ir galvoja, kad ir pamato mano channelą ir pasako, o čia eilinis anglas ir taip, nes mano channelo vardas yra angliškai. Tai aš pridėjau LT, kad žmonės pasakytų, jo yra LT, tai gal Lietuva ir jie daugiau žiūrės mano kontento nei ten anglų. Tai čia yra eiliniai tie mano pakeitimai, tai aš laukiu, kada aš jums įkelsiu šeštadienį video ir susitiksim kitam video. Visiems iki.